Gerai, bet dabar klausimas, ko aš galėčiau jums padėti. Ne? Turim keletą minučių. Va, ką aš supratau, kad yra greitas būdas ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai prie to, kad aš geriausiai sudeginu tiltus, bėgu, krentu, tai man tai veikia. Bet daugelį žmonių, jie netokie yra. Tai yra lėtas būdas, kuris gali padėti. Ir mes sukūrėm specialią programą, 1 metų programą, kur iš tikrųjų leidžia kiekvienam norinčiam per metus neskubant, naudojant principą, kuris vadinasi kaizen. Ar žinom, kas yra kaizen? Tai yra japoniškas terminas, kuris reiškia nuolatinis tobulėjimas mažais žingsniais. Jums nebūtina kurti dabar saitą, jums nebūtina kurti savo piltuvo. Tai yra gerai, bet tai galbūt jūsų kompanijoje dar prie to nepriaugo, galbūt jūs dar neturite tom kompetencijų. Bet esmė yra tame, kad kaizen sako, kad jeigu tu kiekvieną dieną gerinsi tai, ką tu dabar darai, nedarant jokių principinių pokyčių, bet jeigu tu po 1% kasdieną gerinsi kokybę to, ką tu darai, savo pardavybinius įgūdžius. Kaip man atrodo, po 365 dienų, kiek paaugės jūsų kokybė? Atrodo 360%, 365%. Bet tai yra netiesa, nes mes kalbam apie sudėtinį procentą. Nes šiandien jūs darysite geriau už tą vakar, kurį darėte geriau. Tai paskaičiavus, jūs gaunate fantastišką skaičių. Po metų, darant bent 1% geriau kasdieną, jūsų rezultatai bus 3700 kartų geresni. O tai reiškia 37 kartai. Ir ką aš pastebėjau, kad tam, kad pasiekti geresnių rezultatų, aš mokiausi šito meno pas japonus. Ir ką aš pasakiau, o Lietuvoje yra daug kompanijų, kur įdėgė jau lynas, etikazins, kažkoks, jau Lietuvoje tai yra praeitas etapas. Lietuvoje visi, sakau, kaip įdomu. Mes Japonija 85 metai tai dėstam, netaikom Toyotoje ir mes esame kelio pradžioje, o jau lietuviai jau baigė. Jau, nes nėra tokios ribos, kuri galėtų pasakyti, kad tu jau pasiekė. Ir to yra geras, nes tam nereikia motyvacijos, nereikia valios. Kiekvieną dieną savęs klausi, ką galėčiau šiandien truputėlį geriau padaryti. Ir tam, kad net nereikėtų ir tai galvoti, mes sugalvom tokią programą, kur jums galėtumėt kiekvieną dieną daryti šiek tiek geriau. Tai, ką jūs darote jau dabar. Pardavimų žinynas. Kadangi aš labai mėgstu skaityti, tai mes sudedam ir jau sudėjome labai daug knygų, bet tokiam audio formate, kad jūs galite važiuoti mašinoje ir klausytis tokios santraupos pačių geriausių pardavimų knygų. Tai yra pardavimų žinynas. Ir tenais ne tik knygų, bet ir video seminarų, visą medžiagą, kur 30 metų aš dėšiau, tenais yra įdėta, prieinama ir jūs galite pagal jūsų temą, pažiūrėk, kaip suvaldyti stresą, atkaklumo galia pardavimų. Jūs galite pasirinkti savo kaip. Antras dalykas – virtualus kabinetas. Dalyviai kiekvieną mėnesį į savo virtualų kabinetą gauna video pamokas su praktinėmis užduotimis, kurias atlieka savarankiškai. Ką tai reiškia? Jūs patogių laikų, vakare, dieną, ryte, gaunate trumpą pamokėlę. Šito aš išmokau iš japonų, nes jie sako, nereikia daug. Geriau vieną dalyką, bet kasdieną negu po truputėlį. Ir jūs gaunate tą pamokėlę, praktiškai atliekat, mes ją padarome tiek paprastai, kad būtų pažingsniui. Žingsnis 1, žingsnis 2, žingsnis 3. Ir tu iš tikrųjų pamatai, kad čia biškutį pagerėjo, čia pagerėjo, čia pagerėjo. Ir ką, pabaigoje jūs aišku gaunate diplomą, Master of Sales, tai yra tarptautinis diplomas, kuris iš principų, žinot, kaip yra MBA. MBA, pavyzdžiui, norint užimti geras pareigas įmonė, tu turi gauti MBA, Master of Business Administration. Bet įmonėms labai svarbu, kad žmogus būtų, žinot, kompanijos nelinkusios labai daug investuoti. Vidutiniškai Lietuvoje įmonės duoda galimybę, vieną kartą sudalyvauti kokiam seminare per metus. Bet nėra nė vienos kompanijos, kur kiekvieną dieną mokintų. Tai jūs baigę šitą programą gaunate ne tik diplomą, bet ir įgūdžius svarbiausiose tuose įgūdžius, aš tai parodysiu kokios. Ir palaikymas. Jeigu jūs turite kažkokį klausimą, pavyzdžiui, darot prezentaciją, nežinote gerai, blogai. Pavyzdžiui, mes duodam jums šabloną, o jums neaišku, kaip tai pritaikyti. Rašot, skambinat mum ir mes jūs palaikom visus metus. Dalyviai gali užduoti klausimus raštu, video arba audio formatu ir kurios programos atsakysim malonu. Sekitės. Temos. Pirmas mėnuo tai yra tikslai, nes aš žinau, kad taip, kaip tradiciškai įmonė stato tikslus, tai yra ne pats geriausias būdas.
Ir aš pristatau šitą vietą pačius šiuolaikiškiausius tikslų nustatymų būdus, kurie naudoja Google ir kitos kompanijos ir pasirodo, jos visos naudoja 10x formatą. Jeigu tradiciškai mes statom tikslus 20%, bet būtinai ką įgyvendinti, tai Google statoma 10x tikslai ir jeigu tu neįgyvendini, tu už tai nieko blogo neatsitinka. Svarbu, kad tu kasdieną darytum tam tikrus veiksmus link tų ambicingų tikslų. Tai čia yra kitoks formatas. Antras asmeninis efektyvumas. Šiandien mes mokiname, kaip panaudoti praktiškai Pareto dėsnį. Nes visi apie tai girdėjo, bet mažai kas žino, kaip iš tikrųjų surasti tą mūdą, kaip jos atsikratyti ir kaip išvaduoti save nuo tų visų. Motyvacija. Geram pardavėjui, kaip ten sako, trukdo visokie dalykai, jo, ypač motyvacijos trūkumas. Mesgi šitoje vietoje žinom, kad yra nustatyta, jog kalbant apie ilgalaikę sėkmę, didžiausia toks prognostinis požymis, kad tu būsi sėkmingas, tai yra atkaklumo koeficientas, tai yra atsparumas sunkumams. Ir pasirodo, žmonės vieni gimsta su labai stipriu, kiti su mažesniu atsparumu, bet tai galima išmatuoti ir galima tobulinti. Ir esmė yra tame, jeigu tu naudojamas tokia turim LIPK modelį, kuris leidžia su kiekviena nesėkme, ką padaryti, kaip sporto salė, daryti tik stipresniu. Ir tokiu būdu jūsų motyvacija, jinai ne vien tik nuo sėkmės, bet jinai semiasi iš to iššūkių, kuriuos jūs išgyvenate savo. Toliau yra strategija, apie tai, kokias karo strategijas naudoti tam, kad susidoroti, nužudyti, sunaikinti konkurentus. Toliau taktikos. Čia mes duosim pačias, tokias šiuolaikiškiausias taktikas, nes kai Spino technikų, sakiau, buvo padaryti tyrimai, bet po to buvo Challenger padaryti tyrimai, kurie nuolatos daro tokio, patikslinimą, o kokios technikos dabar veikia, kurios neveikia. Ir pasirodo tai, kas labai puikiai veikia prieš 10 metų, visiškai dabar netinka. Pavyzdžiui, anksčiau pardavėjas buvo kaip informacijos nešiotojas. Dabar bet kuris klientas su ChatGPT žymiai geriau už jūs išmano apie jūsų produktus. Tai dabar reikalingi kiti sprendimai ir kitos technikos. Tai mes čia viską, ką aš gaunu iš pasaulio, aš čia dedu ir kas yra gerai, man nereikia čia rūpintis, kad parduoti, nepratiesiog aš viską dedu ir jūs turite prieigą prie aibės tų žinių, kurias gali taikyti. Toliau ką? Meno įgūdžiai. Mes čia kalbam apie pardavimų įgūdžius, naudojant Kaizen strategiją. Toliau darybų strategija, prezentacijų, copywritingo ir 10 mėnuo masterclass. Masterclass, ką aš pastebėjau, aš daug metų mokiausi tokių dalykų kaip neuroelgesio programavimas, hipnozė, kažkada aš vesdavau masinės hipnozės seansus. Ir yra labai daug dalykų, kurie paimti iš to vadinamo mentalizmo ir naudojami pardavimuose, bet ne kaip šou, bet kaip iš tikrųjų labai veikli technika. Bet mokyti tų technikų arba kaip įvesti į tą pirkiminį transą, žmonės per anksti, jeigu jie neturi bazės. Tai man galiu tik, iš pradžių žmogus turi suformuoti aiškę bazę, naudoti spin klausimus, bet po to yra super, tas bus masterclass, kur aš dalysiu kečiausiam technikom, pradant nuo šito, žinot, kaip jisai, Wall Streeto vilkas, žinote, ne? Filmas. Tai čia realus žmogus, kuris iki šiol išėjęs iš kalėjimo, dabar mokina, kaip jisai sugebėjo milijonų žmonių tenais. Bet ir mes mokiname, kaip kovoti su tom visom manipuliatyviniam technikom. Toliau piltuvas, kaip naudoti automatizuotą piltuvą. Toliau socialiniai tinklai, pažingsniui, kaip naudoti TikToką, kaip naudoti. Ir čia kviečiam specialistus šitoje srityje. Ir kas yra gerai, aš supaprastinu, kad jūs jau galėtumėte TikToką, sužinau struktūrų ir jau čia pat po 5 minučių galiu įrašyti savo pirmą TikToką. Arba pavyzdžiui, 20 minučių padaryti ilgesnį YouTube įrašą. Visi šitie dalykai, kas yra gerai, man patinka amerikiečių požiūrį, tai yra struktūra. O žinai struktūrą ir viskas, tu turi rezultatą. Aš dar vieną pavyzdį papasakosiu. Toliau, 13 tema, superbonusas, dirbtinas intelektas. Dirbtinas intelektas labai vystosi ir mes turime Amerikoje partnerių, Lietuvoje, kurie iš tikrųjų jau pažengė labai toli. Tai šitą vietą irgi kaip superbonusai. Jūs sužinosite, kaip kurti savo avatarus, kaip naudoti avatarus kaip savo pardavimų pagalbininkus ir visą tai, kas bus dar per tos metus naujo sukurta. Kas toliau čia? Kiek tai kainuoja? Mėnesio programa, metinė programa 1000 eurų. Nusišauti.
Jo, bet aš galvoju taip, kad jeigu jūs parduodat, tai mano visuomet tokia idėja, jeigu tu arba tavo darbdavys investuoja 1000, tai tu minimum turi 10 kart per metus atmušti tą. Tai tiesiog žiūrėkite tai, kad jūs turite ne tik tos užsidirbti, bet atmušti, nes pardavimuose 10 000 per metus papildomų pinigų, čia kaip minimumas. Bet jūs galite tai suskaldyti arba jūsų įmonė, jeigu moka 100 eurų kiekvieną mėnesį, tai tada bus 1200 eurų per metus. Super nuolaida, kadangi jūs su manim šiandien jau prabuvote tiek laiko, mes praktiškai susigiminiavome. Jo, ir tam, kad paskatinti jūs tokiam greitam sprendimui, jeigu šiandien priimat sprendimą ir 24 valandų, iki rytojaus vakaro padarot apmokėjimą arba su įmonė, tai visa tai kainuos tik tai 500 eurų visiems metams. Ir dar praėjus metinį programą ir sėkmingai išlaikius egzaminus bus suteiktas tarptautinis diplomas Master of Sales. Kas čia dar? Čia yra grupė žmonių, jums pažįstamų. Ir mes susitarėm, kad visus metus tikrai būsime šitam pasišventę projektui, nes mano didžiulė aistra yra pardavimas, aš 30 metų tam skiriau, bet atvirai pasakius, neturėjau galimybę, kur visą tai išdėlioti, kad žmonės galėtų patogių laikų ir formatų gauti. Tai toksai pasiūlymas. Jeigu kažkas iš jūsų priimtų sprendimą, tai šiandien galite praeiti per Ernesto ir arba parašyti karaliustraining.lt. Taip, prašau. Jo, bet kada. Jūs galite bet kada startuoti jo ir jūs tada šitą, ir jūs gaunat visiems prieigą. Kaip? Jo, bet... Ir dar vienas iškart, kadangi mes žinom, ir tai iš tikrųjų be jokio, tai yra pardavimų technika, nes mes turim, kad jūs priimtant sprendimą iš karto, greičiau, kol neįsivyravo tas kitas. Mes jau žinom, kad ta kaina iš tikrųjų didės. Ir aš turiu tokį panašų projektą Lietuvoje, jis startavo vasaros pradžioj, pirma kaina buvo 500 eurų, dabar jau 1200 ir per metus tai užaugo iki 2400. Tiesiog tam, kad iš tikrųjų žmonės, jeigu priima sprendimą, kad greičiau priimtų sprendimą. Prašau. Kaip? Tai bus po to varžybos jau. Aš tai labai pavydėsiu, kai ves avataras, nes tai 1000 kart protingesnis jau. Jo, bet man, aišku, įsipareigom 100%, kad čia aš vesiu, mes kalbėsim apie avatarą, kaip jį pritaikyti. Ir mes nesinaudojam nei medžiagos paruošimui, mes nenaudojam nei šitą ChatGPT, nes mes ir su Martinu buvom įsipareigom, kad kol dar gyvi, kol dar galim, kad mūsų tai būtų žinios, ne ChatGPT. Prašau. Galima prisijungti bet kada, bet mokymai prasideda nuo kito mėnesio. Tai jeigu aš prisijungiu po 3 mėnesių, tai aš jau esu praleidęs kažką? Ne. Viskas bus dedama į jūsų šitą. Tiesiog mes dabar ruošiam visą mokymo programą ir jinai startuos jau pilnai šitam po mėnesio, kad mums duot laiko sužinoti. Bet jūs startuodams po 3 mėnesių gaunat prie to paties ir jums žiūrėkite, nesvarbu, kada jūs startuoti, jūs 12 mėnesių. Tai šito kurso niekada prieš tai nepardavinėti ir Niekas. Tai yra pirmas projektas ir vienintelis ir mes jį darysim tiesiog tokiam originaliam variantui. Kiek turi nesusirinkti, kad mestumėt idėją pagal jūsų piltuvėlį, kad čia ir sustosite ir daugiau neįdėsite? Pavyzdžiui, 5 pardavimai, netęsiant procesą. Jo, geras klausimas. Šitoj vietoje aš visuomet elgiuosi proaktyviai. Ir mes priimam sprendimą, kad net jeigu ne vienas šiandien neužsiregistruos, mes visiems darysim tą projektą. Kodėl? Todėl, kad aš tikiu projektų ir tikiu, kad jeigu kažkas neateina, tai mūsų klaida kaip pardavėjų. Ir tiesiog, kadangi aš noriu tai padaryti, aš nenoriu įsinešti su savim tas žinias, tai mes šiandien tai darysim. Ir plius man dar vienas iš didžiausių paskatų buvo, nes iš tikrųjų tai yra daug, kur reikia dirbti. Ir iš tikrųjų tai nėra tas pelnas, tai nėra mūsų verslo esmė, nes visi didžiausi pinigai sukasi kitoj šalyje. Bet man buvo didžiausias toks paskatinimas, tai yra įvykis praeitų metų per Kalėdas. Trumpai, dar turim porą minučių. Mano sūnus Kalėdų proga nutarė padaryti man dovaną. Jisai, reiškia, ką padarė, jisai surado informaciją apie mano senelį. Aš jo gyvo nemačiau, žinau, kad senelis studijavo kažkada Amerikoje ir jisai po to buvo areštuotas Raudonosios armijos, sušaudytas
Ir mano tėvas 17 metų irgi norėdamas atkeršyti už tėtį, tokia liūdna istorija, irgi pateko į kalėjimą. Ir aš tik tiek žinau apie senelį. Bet mano sūnus surado informaciją ir parašiau tokį lapą su nuotraukom, su visko. Ir aš labai buvau dėkingas, super. Ir po 2 metų aš skaičiau knygą tokią keistą, kuri vadinasi, kaip jūsų protėvių gyvenimai įtakoja jūsų gyvenimą. Kas čia per nesąmonė, aš tom karmom tikiu, nieko. Ir būtent tada, kai skaitau šitą knygą, o ten dar tokie 3 klausimai. Sako, užrašykite 3 klausimus dėl savo gyvenimo, kurie nulėmė jūsų gyvenimą, bet jūs nežinot kodėl. Ir aš uždaviau savo 3 klausimus. Pirmas, kodėl aš, būdamas gydytoju, nedirbau gydytojo darbą 30 metų, įgyvendinau Hipokrato priesaiką, niekam nepakenkiau, bet užsiimu atsakmės psichologiją, atrodo visiškai tolima nuo medicinos. Antras klausimas, kodėl aš, nebūdamas anglų kalbos mokytojo, pradėjau ir 15 metų skiriau anglų kalbos greitų mokymų. Nežinau, iš kur čia man atėjo gal. Ir trečias klausimas, kodėl tu turėjau nuo pat mažens aistrą rytų kovos menams. Aš pirmas Lietuvą atvežiau tokį japonų meną džiudžitsu, pats dirbau treneriu džiudžitsu ir irgi nesupratau, kodėl. Nes šiaip aš vaikystėje baletą šokau. Jeigu nesimato, tai... Ir žiūrėkit, ir skaitau, užsirašau tos 3 klausimus ir staigiai skambutis. Labą dieną, jums skambina Landsbergis. Ups. Nesako, ne tą, sakau, o kokia? Sako, šito muziejaus, reiškia, direktorių. Sako, čia jūs ar jūsų sūnus, irgi Algirdas, darė užklausą dėl jūsų senelio. Sakau, jo. Ir mes suradom jūsų senelės 2 knygas. Ar norėtum, kad mes atsiųstumėm? Sakau, taip. Atspėkite, apie ką buvo pirma knyga. Parašyta 26 metais. Pirma motyvacinė knyga Lietuvos istorijoje – gyvenimo mokyklos keliais. Senelis, būdamas Amerikoje, prisigaudė tų visokių idėjų ir rašė. Ir ten buvo tokia frazė. Jeigu jūs esate lietuviai, galite važiuoti po pasaulį, važiuokit po pasaulį ir ką? Ir atvežkit būtent viską, kas geriausia yra Lietuvoje. Jūs turite dirbti juodai, vardan šviesios ateities. Atspėkite, apie ką antra knyga. Kadangi jisai nuvažiavęs Ameriką, pajuto, kad jo nieks nesupranto. Ir jisai nesupranta, nors jisai studijavo gimnazijoje, todėl, kad nėra audio. Žinoma, tais laikais nebuvo audio. Tai jisai surado būdą ir jisai išleido knygą Greitas anglų kalbos mokymasis, kaip, jisai su tokiais paveiksliukais, kaip laikyti liežuvį tam, kad tarimas būtų panašus. Ir aš galvoju, ups. Ir tada aš pagalvoju, o kur aš pirmą kartą išgirdau žodį džiudžitsu. Ir prisiminiau, mano tėtis sakė, kad jisai gelis, kad į senelį neišmokino 2 dalykų. Anglų kalbos ir džiudžitsu. Nes jisai buvo ten savanorių kažkokiam būry, o tos laikais atseit džiudžitsu. Ir aš nuėjau į archyvą ir suradau ką? Knygą 26 metais. Lietuvių kalba, džiudžitsu vadovėlis kariniams pajėgoms. Tai čia ta knyga, kuri senelis, reiškia, matyti, treniravosi ir norėjo tėtiškai. Tai ką aš noriu pasakyti? Kad tada supratau, kad matyti, karma yra tokia, kad mes po savo veiklos turim kažką palikti. Tai pagalvojau, tai kodėl, jeigu aš 30 metų užsiimu pradėjau, kodėl nepalikti? O ta idėja su Martynu Račiu ir Ernestui, kad mes sakau, kad viską, kas buvo per to 30 metų surasta, atsidurs čia, lietuvių kalba. Nepriklauso nuo to, ar bus daug žmonių, ar mažai, galbūt seneliai kada nors irgi. Ne seneliai, o anūkai perskaitys. Gerai. Tai tada dar paskutinę jums vieną idėją. Gerai? Kažkaip keistai. Išsinarinau savo koją. Ką jūs galite padaryti? Žinot, vienas dalykas, kai tu klausai informacijos, viskas tvarkoj, bet aš labai norėčiau, kad jūs išeitumėt priėmę kažkokį sprendimą, kuris iš principų pakeis jūs. Pirmas sprendimas gali būti jūsų sprendimas, kurį mes sakėm, pradėti savo veiklą internete. Panaudoti internetą ir dirbtinį intelektą. Kai jūs priimsite sprendimą, visi ženklai ateis ir jums bus pagalba. Tikrai pasaulis jums padės su to susidoroti. Bet jeigu jūs dar jaučiatės nepasiruošę, o žiūrint į daugelį veidų, matau, kad ne visi pasiruošę interneto. Yra kitas paprastas sprendimas, kurį aš pats išbandžiau ir kuris tinka bet kuriam pardavėjui. Pasiūlymą aš išgirdau iš Russelo Bransono. Kai Russelo Bransono paklausė, jeigu iš tavęs atimti visus verslus, jeigu iš tavęs atimti viską, ką tu darytum, jeigu tau reikėtų pradėti iš naujo? Jisai sakė, aš priimčiau sprendimą 52 kartus per metus
pravesti webinarą. O čia kelintais metais buvo, kai žino šitą žodį. Kaip? Kelintais šį metais buvo tas webinaras. Žodis neseniai atsiradęs. Nu, neseniai, tai ir jo knygos yra neseniai. Aš jo konferencijoje klausiau apie tai. Ir sako, o jisai turi labai gerą idealaus webinaro struktūrą. Aš dar porą žodžių apie pasakysiu. Nes aš daug metų Lietuvoje bandžiau vesti webinarus ir jie visiškai nieko nepardavinėjo. Aš parduodavau nuo scenos, šitą, bet webinarai neparduodavau. Aš padariau išvadą, kad Lietuvoje matyti tai neveikia. Bet aš klausau mokytojos pasakė, mokinys turi daryti. Ir aš po 30 metų patirties gavau, kad aš jau viską žinau, susikišau savo žinias į vieną vietą ir pradėjau kaip naujokas. Aš pasižadėjau savo, kad kiekvieną savaitę, ketvirtadienį, aš vedu webinarą. Taip, kaip pasakė Russellas Brunsonas. Ir tą patį jums rekomenduoju priimti sprendimą. Kodėl 52? Nes per 52 kartus tikrai padarysite galų gale bent vieną gerą webinarą. Aišku, reikia turėti struktūrą. Ir ką pasakė Russellas Brunsonas, jeigu jūs tai darysite kiekvieną savaitę, tai po 52 webinarų jūs sukursite idealų webinarą. Ta prasme, struktūra, kuri iš tikrųjų maksimaliai pardavinės. Ir tada jūs automatizuojat šitą webinarą ir ką darote? Ir šitas webinaras sukasi dar sekančius metus. O tai reiškia, jis uždirba jums pinigus, nes per tą webinarą jūs kviečiate savo piltumą. Prie to webinarų yra tiesiog jums reikia išmokti nukviesti žmonės webinarą. Tai yra 3 laiškai iki ir 3 laiškai po. Ir tai yra paprastas įsipareigojimas. Ir ką pasakė Russellas Brunsonas, aš jums irgi pakartosiu. Jūs turite priimti sprendimą, jeigu gerbėt save kaip ekspertas. Tikrai noriu pasakyti, kad aš esu profas, aš moku pardavinėti. Nes ko yra gerai webinaras, jeigu jūs mokat gerą webinaro struktūrą, jūs galite parduoti bet ką. Ar tai nekilnojamo turto, ar tai verslus, nes yra daug žmonių, kurie per webinarą parduoda už 40 milijonų, parduodami verslus per webinarą. Webinaras neriboja, kiek žmonių ateis į jūsų webinarą. Jeigu jūs darote tai anglų kalba, jūs galite visą pasaulį prikviesti. Ir webinaras leidžia ką padaryti? 2 dalykus. Pirma, suformuoti jūsų profesionalą įgūdį, pardavinėti dideliems žmonių grupėms. Ir antras dalykas, jeigu jūs matot, kad nenorite 52 webinarus vesti, jūs galite nutraukti webinaro eigą iš karto, kai tik uždirbsit 1 milijoną eurų. Niekas netrukdo. Bet ką aš pastebėjau, ir aš per vasarą priėmiau sprendimą, pačių nepatogiaus laikų, kai visi buvo išvažiavę, visi šitą, aš pradėjau šitą seriją. Aš jau pravedžiau galbūt 20 webinarų. Po pirmo webinaro, kai aš padariau pagal struktūrą, tai iš tikrųjų aš nustebau, aš iš pirmo webinaro pardaviau ir mano konversija buvo kiek? Iš 50 žmonių 10 buvo nupirkę. Kiekvienai savaitę aš dariau vėl. Ir aš per 3 mėnesius vien tik iš webinaro Lietuvoje aš išdirbau apie 100 000 eurų. Not bad, kaip pradedančiam. Ir aš iš savo pusės įsipareigoju pravesti dar likusius 52, nebent užsidirbčiau 1 milijoną anksčiau. Bet ką aš noriu pasakyti, kas pasikeitė mano gyvenime. Aš esu labai chaotiškas žmogus. Aš jau 15 metų mėgstu nevaikšti darbą, aš toks, žinot, jūs pats matėte mane, nesu tas disciplinos labai. Bet su šito dalyku pas mane atsirado labai geras jausmas. Aš žinau, kad galų gale vėl kontroliuoju situaciją. Žinau, kad aš galiu daryti kiekvieną kartą kažkokį vieną dalyką vis geriau ir geriau. Ir ką pasakė Russellas Brunsonas, jisai pasakė tokį dalyką. Didžiausia problema šių laikų, kad mes per daug žinom. Ir jūs, ko gero, labai daug žinot technikų, daug gudrybių. Ir jisai priminė tą Bruce Lee idėją. Sako Bruce Lee, atsimenat, aš nebijau nei vieno žmogaus, kuris pabandė po vieną kartą 1000 veiksmų. Bet aš bijau žmogaus, kuris 1000 kartų pabandė vieną. Ir mano yra didžiausia svajonė. Aš tai darydavau 30 metų. Aš prašydavau bet kokį pardavėją, kuris dirba 20-30 metų, išeiti prieš sceną
ir parodyti savo profesinį sugebėjimą. Pavyzdžiui, kiek jums užtruktų laiko sužinoti, ar boksininkas profas ar mėgėjas? Nu, vienu judesiu, teisingai. Bet kai aš prašau išeiti pardavėjui ir pademonstruoti savo pardavybinę jėgą, kažkokią kompetenciją, dėja, 30 pasaulio šalių labai nedidelis kiekis žmonių iš tikrųjų galėjo išeiti ir drąsiai pademonstruoti, nes jie su to dirbo. Tai ką aš noriu jums parekomenduoti? Priimkite sprendimą, kad vieną kažkokį tai įgūdį, ar tai webinarą, ar tai prezentaciją, ar tai, nežinau, komercinį laišką, jūs išmoksite daryti, bet išmoksite kaip daryti profesionaliai. Tam reikia nedaug laiko. Tam, kad padaryti webinaro, reikia kiek? 1,5 valandos. Tam, kad pasiruoštų bendroji sumoje 4 valandas. Ir skiriant tik 4 valandas per savaitę, jūs galite sukurti fantastišką pajamų šaltinį. Ir kaip sakė Russellas Bransonas, jeigu jūs tai darysite 50 savaitę, jums daugiau nereikės galvoti apie pinigus. Prašau. Kaip? Zoom. Zoom platforma, paprastai. Jo, iš jūsų sąrašo iš bet kur. Galima į reklamą, savo klientams galima kviesti. Ir dar svarbiausia, paimkite sprendimą, kai ir aš padariau, ir šitų klausimų. Net jeigu pas jūs nieks neateina į webinarą, tai ne priežastys jo nedaryti. Jūs tapsite tikrą priežastimi savo gyvenime. Jūs darysite tai, ką jūs priimate sprendimą. Ir jūs nustebs, kad pas jūs atsiras jėga, kuri prives žmonės link jūs. Ir kad baigiant klausimus, labai dažnai klausimas charizma. Bet tam, kad pardavinėtų, reikalinga charizma. Neseniai išgirdau fantastišką apibrėžimą charizmos. Yra, kaip čia, 2 lėkštės ant svarstyklių. Viena yra charizma, o ant kitos yra drąsa išsakyti savo nuomonę. Ir būti toks, koks tu esi iš tikrųjų. Ir kuo tu daugiau leidži savo būti kuo pačiu savimi, tuo didesnė tavo charizma. Ir atvirkščiai, kuo tu bandai daugiau patikti žmonėm, kuo tu bandai kažkokią iš savęs charizmą išspausti iš kažkokios vietos, tai yra nesąmonė. Tai ką aš jums visiems linkiu drąsos, surasti savo balsą ir tapti tikrais profesionalas, kad žmonės sakytų, va šitas žmogus yra numeris 1. Gerai? Ačiū labai.